Arba bus. Eik tu sau. Solidus. O, yra. Tiesiog kavėt. Opa. Yra. Yra. Nu, šiandien žvejyba. Tiesiog visiškam krykė. Mažas labai pelis. Ruduo. Now Spinnings. Apie kurį padarysiu dar vieną video. Tai šį kartą nelabai apie jį kalbėsiu. Kitam video bus apie šitą naują kotą. Psicho perčas. Ir nelabai skirsiu pietakiam. Pirmus smūgis gerai nusuvaldo. Todėl man visai patinka. Ilgesnis šiek tiek kots. Tokį upę šiaip turėjau tą savo kitą kotą labiau naudoti, bet žiūrėsim kaip čia seksis. Ir varom žvejoti chebra. Ai, dar pamiršau paminėti, kad video eigoje pakalbėsiu apie konkursėlį. Ir išsakysit savo nuomonę, kuo labiau norėtumėt. Ir manau, kitą kartą galėsim padaryti tą konkursėlį. Opa, yra. Oi, visai neblogs chebra. O, kaip čia išdarinėja. Kur čia tas žuolės eini? Opa. Pirmas upėtakis. Matėt mažas upelis, labai tyliai eiti. Wow. Iškart tokiu upėtakį pradedam. Nudailiai dabar. Nu ką, pirmasis gražuolis. Viskas gerai. O, net nepastebėjau, ko šeširys, ko Ai ne, upėtakiuk, sigi. Eik tu savo. O čia tai kibims chebra šiandien. Nu gal šitą oštas matau. Tik tai su vienu kabliuku tai. Čia labai greitai. O, labai gražiai. Opa, eik tu sau. O jūs matot? Eik tu sau. Nu, chebra, žinokit, nefotkinu aš tų upėtakių. Reikia atkabindavo gražiai, matau, čia dar kol neįsivėlė daugiau patsas. O, nu, šitą reikia nusifotografuoti. Senai bebė. Nu, ramiai, aš tai jūs nemušiu. Nebejokaukit jūs, ne? Kaip sakant, nu, davai. Plauk numiai. Davai, 3 upėtakiai sėdi. Nu, nuėjau kokius... Nu, kiek čia galėjau nueiti? O, nu, nebeužlipu. Kiek čia mes buvom nuėję? Čia, vau. 3 upėtakiai tokiu mažu atkarpoj, čia gal per... Nežinau kiek, nu kiek čia? 10-15 minučių, o 3 upėtakiai. Nu, šitas jau toks solidus jau, sakyčiau, upėtakis. Galbūt jau galėsime eiti va toliau. Ir kaip matot, žvejoju ant sukrių. Taip, Dovydas žvejojo ant sukrių. Pamatysi dar vieną žvejybą, kai žvejoju ant sukrių, kol eis apie šitą kotą. Dar noriu padaryti vieną žvejybą su ešeriais, taip toliau, su ant guminuku, nes tas kotas labiau tam skirts. Nu ir žiūrėsim. Jeigu kalbant grinai apie masalą, tai man atrodo šitą sukrė yra Maps Aglija. Man čia sukurės labai patinka ir čia yra upėtakinė spalva ir man labai patinka ir šitą, čia man atrodo rudojo upėtakio skaitos spalva, tada yra vaivorykštinių upėtakio labai gerai ir ešeriam ir lydekom, nu tiesiog viena iš mėgstamiausių sukurių gamintojų. Pradėjo lyti, jau nežinau. Yra.
Nu, bля. Давай, nenusipurtink. Nenusipurtink. Nu, bля. Kuo? Bля. Eik, debilas. Norėjau į kampą čia nunešti. Eik tu. Fuck. Ne, čia tai pats kaltas tikrai. Blie. Atsikabint man tą reikia, paimu. A, jūs matėt? Va, čia tai buvo upėtaikis. Iš pirmą kartą nepaėmė. Ai. Nu ir tas upėtaikis iš tikrųjų nebuvo toks didelis, kaip man atrodė. Padariau labai kvailą klaidą, kadangi nebuvo atsisegęs graibšto. Neužteko man to graibšto, nepaėmiau. Tada bandžiau dar į kampą kažką to upėtaikį vesti. Tiesiog susijaudinau gal, per daug adrenalino, visko, gražiai žuvelė pabėgo. Tačiau sulaukiau antro šanso, aš ir pažiūrėjau, to antro šanso pasinaudojau. Ir dar buvo pagauta keletą mažesnių upėtaikių iki šio šanso. O, yra. Solidus. Bet ne toks solidus, kaip ten tas, man atrodo. Va. Aišku, kad ne toks solidus. Būčiau taip turėjęs. Būčiau patraukęs be vargo. Kaip dabar gaila. Dėl pamesto šansą pagauti savo didžiausią upėtaikį. Nenau, tai didžiausias upėtaikis. Bet vienas didesnių tikrai. Na, palauk čia. O, žiūrėk. Taip atrodė, buvo sunkiai įsivėlius hebrandas. O pasirodo, kad čia nieko. Nu, gražus tas upėtaikis, bet nu, čia dar mažiukas, palyginus su to. Graibštas iš temų, jei kam įdomu. Galėsiu palikti nuorodą. Nu, čia nebeturėtų kaip, bet nu, o gal. Kažkas nuplaukė, man atrodo, ką tik mačiau. Ne, čia nebebus jau. O, arba bus. Eik tu sau. Solidus. Eik tu sau. Chebra, nesipurtik. Nu, blėt. Jei dar šitas pabėgs, nekels šito video. Yra. Let's go! Yes! Nors vėl kaip debilas patraukiau su vienu ranką laikau, nežinau. Let's go! Koks upėtaikis, hebras, storas. Gražus upėtaikis. Ai, koks laimingas aš. Šitą reikia padaryti foto. Kas čia vyksta šiandien? Jaudinos, hebra. Kokie upėtaikiai. Reikia ir draugam nusiųst, kas čia mano kamerai. Nu jo. Reikia pasigirti, ne? Žiūrėkit, koks upėtaikis, hebra. Turiu tik vieną ir blogą nuotrauką. Nu, pohai. Pohai, gera bus nuotraukėlė, hebra. Svarbu yra šypsena veidę.
Ir apsisprendžiu dėl tos vietos, sakiau, parodysiu aš tą piliakalnį. Aš to piliakalnio nerodysiu, bet duosiu kelias užuominas. Jūs žinot, iš kur aš esu, iš kokio regiono. Šitam regione šita upė yra pati ilgiausia, neskaitant Ventos. Jeigu mano geografijos žinios neapgauna, nes Ventas, sakykime, Latvijai teka, tai šita upė teka vien tik Lietuvoj ir prie piliakalnio. Piliakalnio nėra daug. Pagal upę matot, čia aukštupys ar žemupys, tai gerą ieškojimą jums. Žuvis į žuvis, ne? Nu, tipo. Tipo, ką žinau, reikia dailį atkabinti. Nu, čia mano rekordas šiandieninis, aišku. O! Viskas matęs, nepasikirto, nu, blemba, nejaučiu nieko. Eik tu sau, jūs matėt, iš to akmens išėjo, ne iš tos pusės, žiūrėk, suvėlė masalą visą. Few moments later. Opa. Šitas pats gal? Aš tokį agresyvaus upėtakiaus nesu matęs, chebra. Ne, nemanau, kad tas pats. Šitas, jeigu dalyvautų olimpiadoj, tai manau patys suprantat, kad dalyvautų šuolis į tolį rungty. Ne, šuolis į viršų, matau tokios ne. Ai, yra su kartim, bet su kartim gal biškai per sunkiai. Mažiukas jau. O čia ne mažiukas jau. O, yra. Jūs juokaujat. Jūs juokaujat. Kaip man jį paimt dabar? Eik tu sau. Filmuoju, nežinau. Pasirodo, kad filmuoju. Aš sapnuoju, ne? Ne, čia negali būti surreal. Chebra, gali būt, kad taip pabaiga. Gilis čia apie metrą. Ne, kokį metrą? Nueičiau, jeigu metras. Plaukt nemoku aš, tai su bitkelnėm. Jei praleis tą masalą. Nusipirks naują, aišku, bet gaila. Eik, tu pėsti, jeigu įsikanki. Bijau, chebra. Nors gal įnėti čia giliai. Gal taip reikės atrodo. Yes! Yes, to jau vos nebuvo. Pliumpt.
Kas čia dabar? Ašarys. Daitasi kompanijai. Ašarys. Nes pačiau kalbui čia mąsto, kad taip viskas. Ašarys. Žiūrėjau, ašarys. Eik tu savo. Aš norėjau ištraukti masalą. Dar vienas ešeriuks. Geras metimuks. O, yra, į vėlą. Eikit savo. Čia toks mažylis, aš sakyčiau. Kaip tik paėmiau. Ai, bet čia mažas. Pagal šiandieninius standartus labai mažas. Ne, jeigu jau tokiais upėtakiais nebesidžiaugi, tai jau žinai, kad žvejyba šiandien yra 10 su pliusu. Nu ir jeigu YouTube'as man nušutdaunint šitą vidosą, kur pats mano populiariausi video, tikrai, kur man tikrai ne pats mėgstamiausias viską. Ir jeigu man jie nepadarys šito video pačią populiariausią, nesurinks daugiausia peržiūrų, aš nežinau tada. O jėtus, nu jeigu tai filmuos, tai tikrai mane surinks. Tada būsiu labai nepatenkintas. O ką aš galiu padaryti? Nieko. Nu čia tokios, matot, pelkėtos vietos, didelis gylis, upėtakiam tas patinka, aišku. Nors tas vienas tokia įsrovės buvo, bet irgi tas pats didžiausias, kur pagavau. Bet ten buvo ir gylis, įsrovė ir gylis. O tas kažkas parenk čia pas manis jau. Tai jau vėl bebras pro kojas pramauks. O tas, kur didžiausias pabėgo, kiek atsimenu, man atrodo, nes daug tų upėtakių buvo, man atrodo kaip tik buvo iš labai negilios vietos. Sunkiai vaikščioti. Ėjimas prie srovę. O kaip matot, šitoj vietoj prasidėjo nebesroviau. Reikia sargiai labai kelti kojas, nes būna, kas mane stebit, esat matę, kai būna, kai neatsargiai kojas dedi, maudytis nebesinori. Baigiau sėkmingą žvejybą. Dabar, man atrodo, kažkur į Soliuks nueisiu, jeigu dar nueisiu. Ir galėsim pakalbėti apie konkursą, kurį galvoju padaryti. Ir komentaras parašysit, ko labiau norėtumėt. Taigi tokia žvejyba. Labai pavargau. Savaitgalis, vis dėlto reikia namų darbus padaryti. Pasikrautų emocijų buvo belė kiek. Net nežinau, ar esu kažką daugiau pasikrovęs. O dabar žinot, kas laukia. Kaip ir visų žvejų po geros žvejybos laukia keliolis tolimas. O tai ką, pasibaigė mano ta žvejyba, praėjo 3,5 valandos fantastiška žvejyba. Per 3,5 valandos nes tiek upėtakių gyvenimą pagavęs ir mano vienas iš geriausių upėtakių žvejybų. O kaip sakiau, pačiai pabaigoje video norėčiau paklausti, kadangi surinkau 100 prenumeratorių, kas yra labai mažai, bet aš manau, kad tie skaičiai kils. Norėčiau padaryti konkursėlį ir galvoju, kas jums labiau patiktų, kadangi esu toks kaip ir upėtakistas tipo, šiandien dar labiau. Kas labiau jums, sukurės ar vartiklis? Iki kitų kartų.